Visi atsimename savo poros pažinties pradžią. Stengdavomės kuo labiau patikti vienas kitam, gražiai atrodyti, skirdavome tam pakankamai pastangų ir laiko. Labai dažnai, laikui bėgant, poros bendravime atsiranda tai, ką pavadinome smygolo sindromu. Noras patikti vienas kitam nepastebimai ima mažėti, kai kada visai išgaruoja. Tiesiog nebeatpažįstame vienas kito, ypač namų aplinkoje. Kuo tai pavojinga? Pradedame dairytis aplinkui, sąmoningai ar nesąmoningai. Ieškoti to, kas buvo ir ko nebėra. Prisiminkite, būtina stengtis dėl savo artimiausio žmogaus visada. Nesvarbu, pirmą pažinties dieną ar jau būnant kartu 100 metų. Taip darydami, to paties galite tikėtis ir iš kito.